social do's and don'ts in Lithuania. Did the host tell you to come at 6, show up at 6? Nesu varęs į jokį judesį laiku kaip nurodyta. Giving an even amount of flowers is something reserved for funerals. Ne, aš tik tai išlyginiu. Kas vis dar laikos šito dalyko, aš debilai esate. Koks skirtumas? Į sveikatą. So when this happens, make sure you look the other person in the eye. Bratu, kas čia per nesąmonė? Čia yra anglas, kuris gyvena Lietuvoje ir jis daro visokius video tipo Lietuvos kultūrą, kas ką lietuviai mėgsta, lietuvių maistas. Ir dabar jis išleido video ir pažiūrėsim, ar čia tiesa yra ar ne. Jis išleido video Social Do's and Don'ts in Lithuania. Tai socialiai kaip primtina elgtis, kaip neprimtina, ką daryt galima Lietuvoje, ko nedaryt. So today's topic is all about social etiquette and social expectations you might find in Lithuania. So first off, showing up at the agreed upon time is important. Did the host tell you to come at 6? Then show up at 6. Ne, the host, tai čia jaučiu kalbą apie atvarimą į svečius į namus. Niekad gyvenime nesu varęs į jokį judesį, tūsą, laiku kaip nurodyta. Nes žiauri cringe'as būna, nes dažniausiai tu pirmas ateini. Tu niekad nenori pirmas pasirodyti į kažkokį hangą hatoj arba kažkokį vakarėlį. Ir taip toliau. Bent jau 2 minučių vėliau atvaryti. Nenori pirmas atvaryti. Žiauri keista būna tada. Ateini toks, judam. Tuščia chata, draugelis vienas sėdi. Prie stalo nukrauta. Opa, nu ką jau gal muzikas paleist, ką gera. Ir tiesiog sėdi tyloj dabar dviese ir lauki. Ir laikom, jau Mariukas turėjo atvaryti, pusę valandos praėjo dar nėra. Nu gal darbo pokalbėse jo tiesa tokia, bet ne šiaip socialiniam settingė. That the agreed upon time is when everything will be ready so that guests can arrive. Sutartų laiku viskas bus jau paruošta. Kas, nu, tipo, jeigu tavo draugelį žiauriai aš niekad neturėjęs tokių pažįstamų ar draugelių, kur ant tiek sharp viskas, kur ten jeigu kažką organizuoja, ten žiūrėk, gimtadienis mano bus, atvaryk 7, kur tu ateini 7 ir jau pilnai viskas suruošta yra. Jau tipo ant starto linijos, kur draugelis pasiruošęs, stalas nukrautas, viskas padaryta, supilstyta. Nu, nelabai tai būna, nes dažniausiai visi žino, kad vėluos. Visi. But yeah, in Lithuania, show up exactly at the time you're told, or as close to it as possible. Ne. Okay. Kas kaip pasakyti, lygiai 6. Exact dar time, eiktų. Dar jeigu tavai kokį plotą pakviečia, kur ne visus pažįsti normaliai, kietas tipo nori pasirodyti, atvarysiu laiku lygiai, nes tai priimtina yra Lietuvoje. Atvarai lygiai 8 vakar, kaip tau ir sakė, ir dar toks pridūr tave pasitinka ir toksai lygiai 8. Jau prasideda, lygiai 8 atvariu. Ir galvos ligonis tu kažkoksai. Keistai žiūrės visą vakarą likusį tave. Žiūrės ar panom, bet nemeti tablečių slaptai gėrimus, kad užburbuliuot ir atsijungtų po to. Žiūriausiai, jeigu per anksti dar atvara. Čia eiktų niekad nevarykit per anksti. Varyt kažkokį judesį ar dar kažkokį social meetingą per anksti, tai yra išvis, na. Ypač dar jeigu tu ruoši kažką, žinai, ir nu davai ant 7 būkit, 5 valandą skambinai duris, dėl lovai guli Netflixą žiūri, nieko ruošti nepradėjai, skambinai duris, Myglė su Mariuku. Labas, neturėjom ką veikti, sugalvojom anksčiau atvarysim. Pikit lauk iš chatos, mano. Aš dar kur susimaudyti nespėjau, nieko nesurašiau, ką iš čia veiksit pas mane dabar 3 valandas atsisėdė, tada jau išvaryti nebegalit. Nu tai gerai, sėskit, nu tada ką daryt, tada jau bent jau darbintos debilus. Eikit pjaustyt maistą, eikit morkas pjaustyt, eikit grindis išsirpkit. Tie, kas valandą anksčiau sugalvoja atvaryti čia ligonį, net į darbo pokalbį. Jeigu aš būčiau darbdavys ir pasakyčiau, atvarykit darbo pokalbį 6, atvaro 5, tau su galva. Tu čia nedirbsi. Po mėnesio laiko išpjausi bendradarbius visus. Nesveikas esi žmogus. Your note about this is that someone says that in Klaipėda and the surrounding region, the time to meet is usually just a suggestion, and people almost always arrive 20 to 30 minutes late. Kažkas iš Klaipėdos esat, jis sakė, kad pasirodo visur Lietuvoje turi būti lygiai laiku, bet Klaipėda ir aplinkui Klaipėda, jeigu pasako 7, tai reiškia, kad turi būti 2-3 minučių vėliau. Kas šiaip yra absurdas, nes čia visur dažniausiai šitas tas pats galioja. Kodėl būtent Klaipėda? Čia kažkiek Klaipėdos. Nuo kada čia Klaipėdos dalykas? And on this theme of house gatherings, if you're invited to visit someone's home, then there is an expectation to at least bring something small, such as a snack, some fruits, or a bottle of wine. I find this fairly common in other parts of the world too. If you're bringing flowers, do make sure it's an uneven number or an odd amount of flowers. Šiaip, jeigu tave pakviečia draugelį vakarienės, neneš gėlių. Draugelis su pana savo pakviečia vakarienės. Paimsiu gėlių. Kur atneši gėlės, aš žiūrėsiu tave. Kur hujelna? Oba mano išrūrai nori. Kam tos gėlės? Ką tada daryti? O ne, čia ne jai, čia tau. Ką tu hujel, kas
mane išūrino. Gėlės, blėt, nešti. O šiaip tai kažką, bring something If you're small. invited to visit someone's home, then there is Aš tipo, jo, čia gali gal pritempti. Aš esu atėjęs, kai pakviečia nieko neatsinešęs, kartais būdavo pamiršdavau tiesiog. Bet jo, ten gali pasimti. Please bring something small. Saldainės kokios. Bet aš irgi, žinai, kai aš negeriu alkoholio, į mane pakviečia į hangą kažkokį, kur visi gers. Vakaronė. Man keista, aš nenoriu parduotuvį dabar stovėti, kai pats negeriu, pirkti šnapsą bonkį. Tai ką man tada pirkti? Kui fanta, gaivos, tiesiog kolos puslė atneš paduoda. Kolos puslė paduoda. you make sure it's Monster. Šiaip nu jo, okei, galiu an even monsterį number. Giving an even amount of flowers is something reserved for funerals. Ai, čia man nesąmonė yra. Aš su šito, aš nepripažįstu šito irgi, kur. Ne, aš tik tais lyginiu, jeigu pirksi rožės, tai būtinai, kad būtų 2-1, ne 20. Nes tada reiškia laidotuvės. Ką na? Taigi supras, pana, kad aš nelaidot ją varau. Jeigu per Valentinkę netyčia vieną rožę per daug padavanoji, nebus, kad dabar paims iš tavęs tas gėlės ir tu debilas, kad tu mane numarin nori. Tau čia laidotuvės, tai nebus, kad tekši žemė tas gėlės. Čia tokia nesąmonė yra. Papildomas apsikrovimas tiesiog. Kas vis dar laikos šito dalyko, šito prietaro, debilai esat. Koks skirtumas? Lyginis, nelyginis skaičius. On the host side, there seems to be an expectation that you'll offer and provide some food and refreshments. Now, this can be as little as biscuits and small sandwiches with tea, but most people say that older generations tend to put out a lot of food for guests. Tipo, jeigu varai į chatą, čia, čia, tiesos yra, jeigu tave pasikeičia į chatą, tu žinai, kad bus kažkokia maistelė paruošta dažniausiai, pridėta. Bet siūlyti irgi nereikia. Nedaryčiau nieko to. Tai imkit, vaišinkitės. Tai imkit. Sausainę, arbatas, kūgelę. Kai maži vaikai, jeigu padėta pasims, jeigu norės. Nėra, kad aš dabar ateisiu į chatą, pilnas prikrautas stalas maisto, ne? Ir jeigu man nepasiūlys to maisto, aš toks galvosiu, tai gal neim, čia gal jam? Čia gal vakarienė jo, gal šeimasi p***a. Gal čia Giedrės dieta, jisai daro dabar. But moving on, when you actually step into the home, pretty much everyone says that you should take your shoes off. Su batais? Čia yra tas. Kiek žmonių čia te vaikštot su batais chatui? Yra tokių, kas su batais draskotės chatui. Šitas man labai įdomus. Aš nesu buvęs pas nieką dar, kur galėdavai su batais vaikščioti. Su batų nusimovimu, aš manau, gerai, kad nusimauna. Aš plus tvarkingesnis žmogus esu, aš tai niekad neleišiu. Čia pirmas dalykas, ką aš pasakau. Tik įeina pas mane kažkas pro duris, maukis batus, pas mane šūdą ir žvyrą neprineši. Ir gerai, kad taip yra. Aš kai buvau Amerikoje, man buvo žiauriai keista, kad pas visus galėdavau į chatą eiti su batais. Visi su chatui, su batais vaikščiodavo. Tai man žiauriai buvo keista, net neįprasta, aš visi iš įpročio nusimaudau tos batus, nors sakydavo, kad nereikia. Yra viena išimtis. Mes turim Lietuvoje vieną išimtį, kada pas tave ateina svečių, arba tu pats pas kažką ateini ir kai gali nesimaud batų. Jeigu paharina, bet vaniučkas. Jeigu koinės yra buvę man tokių atvejų. Ateina draugelis į chatą, davai visi batus maunatės, nusimauna batus ir smarvė siaubinga. Taip smirda, kad tiesiog dvėsilina. Lavoną kažkas atsinešė su savim. Ir tada toks, pas ką pahalina koinės vis, ne, pas mane. Ir žiūri, tyli vien stovi. Ko, žinau, gali būti, jo koinį nepersimoviau. O, viskas gerai. Maukis atgal batus, žia. Tu da koinių vieną duosi porą ant viršaus, kad užsidėtum, ir dar batus ant viršaus. Dvigubą koinių, sluoksnį ir batus ant viršaus. Ir dar aerozolę duok pripirk šį vidų. Tad jau žinok, aš nenoriu pastoviai užuosti įrantį lavoną ištisą visą vakarą dabar, kol mes čia būsim. Jau geriau būk su batais, jau geriau žemės šūdų prinešk į chatą, negu uosti tavo šitas koinės, bet išmirkytas kažkiam vonioj, kuriai lavonas skenda. Ir man pačiam ir buvę irgi. Ateini į chatą, visi bats maunas, bet aš iškart pasisakau. Nes jeigu aš ateinu į chatą pas kažką ir pas mane smirda koinės, aš dažniausiai jau žinau, kad smirdės. Aš jaučiu tą savo šlapės pėdas bate. Ir yra buvę, kur aš toks, sorry, žinok, nesimausiu. Tada ta tyla tokia. Jo, tai gerai, gali nesimausiu. Koinėm. Žinau. Dėl jūsų visų saugumo nesimausiu. Yra buvę man per gyvenimą irgi porą kartų. Žinau žmonių, kas mašinui batus nusimauna ir vairuoja be batų. Nes patogiau. Nes koinė šunta, čia šiaip keistas irgi. Aš žinau tokių, kad esu matęs, kur nusimauna mašinui batus, kai vairuoja. Labiau jaučiu mašiną, pedalą labiau jaučiu. Su savo p***kais labiau pedalą jaučiu. Bet čia labai retas. And when you greet someone, the general protocol goes like this. Men shake each other's hands. Bet tipo, čia jeigu tokį nelabai draugelį susitinki su nelabai draugeliu, tokį, žinai, kur pažįstamas, kur jau ne pitaka muši, ne taip kažkaip, nedepa, sveikas. Kai su panos tėvais varai susipažindžinai, sveiki, malonu. Women give each other hugs and kisses, and a greeting between a man and a woman,
who don't know each other, is often characterized by awkward nodding and uncertainty. Na, tipo, suprantu, kaip visiškai nepažįstamas žmogus kažkoks gatvėje, jeigu, tipo, žinai, tai padarytų, bet man yra buvę, kur aš varau į chatą pas kažką, žinai, su kažkokiu draugeliu pas jo, ten jo hebra, ir ten susipažįstu su jo draugais, ir man yra buvę, kur aš su visais pasisveikinu, ir tada sveikinau su vienu biču, ir aš jam duodu ranką, ir jis man žaibą duoda. Jis pažiūri tą man ranką ir duoda žaibą. Čia žiauriausias ego def, kokį gyvenime gali gauti, man rodas. Kur aš toks žiūri tada į tą savo ranką ir toks galvoju, kas hui. Galvoju, žiūri, šlapia, ar kas čia yra, ar karpon ant rankos yra, ar kas čia. Tada toks žiauri self-aware pasidarė, kas, kodėl blogai. Ar jis nemėgsta manis, bet ar aš jam padaręs kažką. Kodėl jis man žaibą davė. Su visais absoliučiai pasisveikinau, tas bičas vienintelis žaibą davė. Nemaloniausias jausmas, nežinau, kam taip yra buvę, bet man yra buvę nemaloniausias jausmas gyvenime. When being offered a snack or a drink, it's common to politely decline the first time, but it's also common for the host to insist and offer things a second time. And then if you really want whatever is being offered, you can accept after the second offer. Ką? But if you really don't want anything, perhaps at least settle for a cup of tea or coffee. Absoliuti nesąmonė. Kas čia perisipimas? Jeigu aš ateinu į chatą, noriu paėst, matau, kad prikrautas stalas, man siūlo, aš turiu sakyti, ne pirmą kartą, pašalnus. Noriu, dar man net nereikės pasiūlyti, aš jau iškart pradėsiu ėsti, kad ėsi chatą. Kas čia nesąmonės to perdėtų kuklumo? Bet čia man šitas nepatinka dalykas, nes įrašytas yra tikrai pas kai kuriuos tas perdėtas kuklumas, kur tau turi siūlyti, nenori, ką čia, čia pavalgė sotus, kur kad ir nori žmogus valgyti vis tiek toksai, tai čia ką, nereikia. Ką tu kuklinis? Jeigu atėjai į svečius, tau siūlo, nori, imk. Nereikia kuklintis čia nais, apsimes kažkuom. O jeigu nenori iš tikro, tai nenori ir viskas, žinai. Bet tada būna atvirkštinis tas, kur tu atsisakai ir tau vis tiek tada kiša per prievartą. Bet čia pas vyresnius žmonės, čia kaip pas tetutę kokie ateini, žinai. Arba pas močiutę kokią, žinai. Tenais tai žiauru, jeigu tikrai nenori valgyti, tau ten siūlys 20 kartų. Tai imk, tai ką čia ir ten turi tiesiog vos neverkti ant kelių, klauptis, maldauti, kad tiesiog nebekištų to šaltienos, bet kurios tu žinai, kad jeigu paragausi apsivemsi. Bet pačiam kuklintis, aš sakau, nesąmonė visiškai yra. Čia joks nemandagumas. Tiesiog bailys, silpnas p***kas. Ką tu čia kuklinės? Nori valgyti, pasiūlo, viskas. Į trasą, ėdi, kad net ryt nespėtum. Then when it comes to drinking alcohol, there are two things. So first, you never want to pour a drink to yourself first. Pour drinks for other people and then for yourself. Aš negaliu releitinti šito, nes aš ateidavau kažkur, jeigu kai gerdavau, dar ateidavau į chatą, tai tiesiog skarbo pridėta. Ir sako, vaišinkitės. Ir pasiėmė skarbą ir geri. Aš nesu buvęs tokiam sofistikuotam kažkokiam vakarėlyje, kur ateina kolega, žinai, ir sveiki, ko norėtumėt? Vyno, šardoniai, švyturio balto, degtinės. Aš prašyčiau šardoniai. Gerai, to jau įpilsiu. Pila to. Aš nesu tokiam buvęs. Aš netokiuose ratuose užaugęs ir trinėsis, tai aš nerealeitinu į šitą. Aš į šitą nerealeitinu, kad tu turi šeimininkas pirmas įpildęs. Aš nebuvęs ten, kur taurių yra. Visi judesiai, kur aš varydavau, būdavo visas stiklas paslėptas. Ir jokių stiklinių, kad kuo mažiau būtų išpilimų ir neduštų nieks, kai muštis pradėjo žmonės. Then, I know in English culture, when you're ready to take that first drink, you may clink glasses and say cheers. Čia nebent per gimtadienį kokį, kai tostą sako, kai cheers sakai, bet jau gert pradeda prieš tai visi. Nėra, kad prieš pirmą atsigerimą visi cheers sako. Before the first drink. Nesu matęs, kad ateini į vakarėlį, judesi, gatheringą, hebro susitikimą ir prieš išgeriant po pirmą gurkšnį alkoholio tu turi padaryti cheers. Į sveikatą. So Į sveikatą. Make sure you look the other person in the eye. Akių kontaktas. Čia irgi man nesąmonė yra. Čia nesąmonė yra. Žiūrėk, bratki, akis, kai geri. Man ir buvę kažkada kažkur aš ten geriau su marozais kažkokiais. Ten buvo vienas, kur net nelabai pažinojau. Kažkoks pergeręs. Žiūrėk, akis, kai geri. Kas čia, kad už vairas? Tu tiek pripisęs, kad tavo akis vieną ten žiūri, kitą ten. Į kurią man akį žiūrėti pirmą, tu man pasakyk. Žiūrėk, akis, kai... Eik tu. Man šitas žiauriai keistas, aš niekad šito nesu, man atrodo, ten nebent tam bairio, nebent susitari, žinai. Žiūrėk, akis, kai geri. Man keistas šitas. Ir kiek žiūrėti akis, koks yra normalus akių kontaktas geriant. Kiek ilgai, nenori ir per ilgai žiūrėti akis. Tipo, įsipilam. Aik, tu jau per ilgai. Dar jeigu daugiau įpilta yra. Ir dar nekalbi, nes tu geri. Tyloj žiūri akis. Aik, tu kaip keista. Žiūrėk man, akis, kai geri.
Bratų. Kas čia per nesąmonė? Eik, kaip keista. Per daug įtampos. Jo, nu, tipo, gerai rašo, tai žiūrėk, kiek jis, kaip panetkės skamba, kas po to laukia, gal bučiuką, be jogo. Žiūrėk man į akis, jo, žinau, 10 sekundžių žiūriu, į akis žvairuoja, šnopuoja geri. Per daug seksualinės įtampos. Kas po to bus? Žiūrėk man į akis, kai čiulpi. Iš viršaus jau žiūri tave. Žiūrėk man į akis, kai čiulpi. So were you surprised by any of these? Nežinau, nu čia tokių old schoolinių labai yra. Čia tokių labai old schoolinių yra. Tipo jo, tas su laiku tai iš vis nesąmonė. O kiti tokie, nu labai jau iš senų laikų atėję. Čia kai su kokiu seneliu gertum. Arba ten varytum pas pensininkus į chatą. Nu tokių labai jau senoviniai social do's and don'ts. Nežinau. Reiktų biškį atnaujinti, man rodos. Dabar jau bus to, žiūrėk tik toką, kai geri. 226 turėtų būti, žiūrėk tik toką, kai geri. Ir abu skrolina. O, молодец.